Grafičiai pirmiausia daro matyti miestui bendrą estetinę tam tikrą žalą, tai yra žmonės mato tą netvarką, mato išpieštas sienas ir tikrai tai miestui neprideda patrauklumo, bet taip pat yra ir labai konkreti žala pastatų savininkams. Tai yra ypač jeigu turtas naudojamas komercinėms reikmėms, tai yra mažėja jo patrauklumas, nes sakykime, kažkokia ta įmonė, ypač kuri turi savo įvaizdį, tikrai nenori įsikurti ir dirbti pastate, kuris yra ištepliotas, išpaišytas ir panašiai. Aišku, konkrečią žalą, sakykime, finansinę žalą ar piniginę išraišką kiekvienu konkrečiu atveju reikia sverti atskirai, nes ji skiriasi nuo mikrorajono, neįžeidžiant tų pačių Lazdynų, sakykime, ar Fabijoniškių. Ten likviduoti tos padarinius, tos grafičius užpiešti šiek tiek gali būti pigiau negu senamiestyje. Tai apskritai apibendrinus, žala tikrai yra didelė, konkrečiais skaičiais jos sunku įvardinti, nes jį kinta, atsirandant grafičiams, jos užpiešiant, bet kiekvieno grafičio likvidavimas kainuoja pinigus. Vilniaus mieste kiekvienais metais yra išleidžiama, jeigu dar litai skaičiuojant, nuo 50 000, šiemet yra numatyta virš 30 000 eurų šių padarinių grafičių likvidavimų. Grafiti piešiniai ant fasadų tai yra didelis galvos skausmas pastatų savininkam. Nuvalyti grafičius nuo fasadų, ypatingai tų įprastinių medžiagų, plytos, tinkai, šią dieną yra iš tiesų sudėtinga ir brangu. O netgi tai yra atlikusi, faktiškai išlieka pasekmės. Matoma kontūrai, matoma uždažytas kažkoks fasado fragmentas arba dėmės. O labiausiai tai nuvilia, įsivaizduoja tos pastatų savininkus, kad po kokių 2 naktų ir vėl tose vietose atsiranda grafičiai. Projektuojant naujus pastatus, modernizuojant senus, dabar pasitelkiamos technologijos, kurios pagelbsti eksploatacijoje pastatų. Yra ir medžiagos, ir sprendimai. Viena tokių būtų plokštės su antigrafiti apdaila. Mes, kaip Eternit Bolting, rinkai pristatome Equiton plokštės, kurios gaminamos yra Vokietijos gamykloje Eternit AG. Technologijos, kurios naudojama šių plokščių gamybai, leidžia pagaminti plokštes atsparias agresyviem, stipriem valikliam, kurie eksploatacijos metu, valant nuo fasado, nuo plokščių paviršių grafičius, tirpina grafitį, bet nesugadina plokštę. Pagrindinis momentas tai, kad pastatų savininkai tai galėtų padaryti greitai ir efektyviai. Tiesiog sekančią dieną su tirpiklio pagalba tiesiog nuvalyti tos grafičius. Tai demotyvuoja grafičių piešėjus. Jeigu jų menas išlieka trumpą laiką ir grafičių piešėjam irgi kainuoja dažai. Tai kiek mes stebime, kas vyksta dabar su tais fasadais, kuriuose panaudotos plokštės, tai didesnė jų tiesiog grafičių nėra. Pasitaiko terlionės tiesiog. Bet jeigu jas efektyviai pašalinat, grafičių piešėjai tiesiog pasirenka sienas, nuo kurių pašalinti jas yra sudėtingiau. Grafičių piešėjus, jeigu pavyksta juos sugauti, tai tikrai yra retas atvejis, nes jie tikrai stengiasi, kad nebūtų sugauti, mes tikrai bausti galime. Ir bauda siekia nuo keliasdešimties iki kelių šimtų eurų, bet tai nėra pati baisiausia bausmė grafitininkui. Matyt, didesnė bausmė yra tai, kad jis pirmiausia yra išviešinamas, jeigu leisite tai pasakyti, atskleidžiama jo tapatybė ir asmenybė. Ir antras dalykas tai, kad jis turi atlyginti žalą. Žala yra paskaičiuojama ganėtinai nesunkiai, tai yra, jie visi turi savo tam tikrą autorinį braižą ir jeigu jau tas grafičio piešėjas yra sugaunamas, tai nustatomi visi jo rankos šedevrai ir pagal tai galima paskaičiuoti žalą. Jeigu žala viršyje tam tikrus įstatymuose numatytus dydžius, tai netgi užtraukia ir baudžiamą atsakomybę, kas jau yra, matyt, truputį rimčiau nei elementariai administracinė.